5 rungtynės šį sezoną buvo pralaimėtos 1 tašku. Kas buvo jūsų galvoje, kai varžovas laisvas išsimetė 3 taškį paskutinėmis sekundėmis? O kaip tau atrodo, kad... Iš tikrųjų, tai mes padarėm nedidelę klaidą gale, dėl to leidom tą 3 taškį išsimest. Bet šiaip labai didžiuojas vyrais, esu labai patenkintas, ypač mūsų reakcija. Po pirmų 2 kėlinių mes gan silpnai atrodėm gynyboj. Ir kai kurių detalių nepildėm, kas yra labai svarbu mūsų gynybiniai sistemai. Ir antroji pusė pildėm ir jie praktiškai iš pick and roll negalėjo užpulti ir dėl to mes susikrovėm tą pranašumą 11 taškų berods, ne? Bet rungtynių pabaigoje teisėjai davė nežmonišką kontaktą kažkodėl. Jau tokį labai stiprų kontaktą ir mes nesusitvarkėm su tuo, praradom gal 5-6 kamuolius. Ir to dėka jie grįžo, bet pabaigoje sakyčiau, kad teisybė triumfavo, nes bendrai paėmus mes buvom šiandien geresnė komanda. Rungtynės daug tokių bangavom, buvo iš esmės daug ką atsakėt, bet iš tikrųjų tokios rungtynės, kai labai daug visko. Ir jums kaip treneriui irgi toks buvo visko mišinys ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, ir klaidų, ir tų 3 taškų įspūdingų, Colt Youngas 7 iš 7 vienu metu buvo. Na taip, jis dabar labai geram ritme. Manau, kad labai stipriai patobulėjęs nuo sezono pradžios. Tai smagu jį matyti tokį. Bet sakau, man didžiausią džiaugsmą teikia mūsų gynybiniai veiksmai antroji rungtynių pusė. Aišku, ir gali labai davė didelį dalyką, bet nebuvo to jausmo, kad tas palaikymas tiek buvo stiprus, kad kartais net ir žaidėjai pamesdavo galvą 4 kėliny. Ne, aš nemanau, kad dėl to. Aš manau, kad 4 kėliny mes pametėm galvas dėl to ekstra stipraus kontakto, kurį leido ir Jurbarko Vilkai iškart pajuto kraują ir pasinaudojo to. Taip kaip savo amžių sugeba gintis Gintautas Matulis yra kažkas įspūdingo, jeigu turi. Buvo kažkoks akcentas dėl tarpusavio pranašumo, prisimenant ir pirmas rungtynes? Ne, mes tikrai negalvojom apie tai, nei žodžio, pats trumpai buvau pagalvojęs apie tai, bet mums svarbiausia buvo pergalė. Ačiū.